Labą dieną, sveiki visi. Dar vienas gražus vasaros savaitgalis ir aš keliauju vėl po Latviją. Šį kartą esu šalia Miežatnės, nežinau, miestelis, kaimelis, kaip čia pavadinti. Eisiu apžiūrėti pilį. Buvau pakilęs į Piliakalnį, bet ten susidomėjimo nebuvo, todėl nieko nefilmavau. O dabar eisiu per tokį įdomų liepčiuką. Tai ir teka Lielupė, Lietuvoje vadinas Mūša. Ir pažiūrėsim, ką čia gera, pamatysim. O po to keliausim į apleistus dvarus, mėginsim ieškoti kažko įdomaus. Ir viską, ką įdomaus pamatysiu, jums pamėginsiu parodyti. Aukšlės ir šapaliukai plaukioja, skaidrus vandenukas. Čia pontoninis liepčiukas, sibuojas, bet pakankamai įdomus. Gilė nėra, Mūša ir Lietuvoje tokia pat, pilna dumblių visokių, žolių, o ten vaikinukas žvejoja. Maurų daugybė, žuvytės tik mažas, lelyja kokia graži žydė. Va, biški didesnis šapaliukas, dar vienas biški didesnis. Pakankamai plati upė. Šitoj vietoj tas tiltas pakankamai platas. Čia gilė biški. Va, čia jau yra Miežatnės muižo. Turbūt, kad gražiausias pastatas šiandien bus mano aplankytas, tvarkingiausias. Nes į Rundelės pilį nesukau specialiai, nors ji nuo manęs dabar yra per kokius 2 kilometrus. Ir šiandien noriu ne grožį, bet istoriją parodyti. Apeisim, pasivaikščiosim po parką. Čia kažkoks graikiškas riešutmedis, koks didelis. Va ir matosi vaisiai graikiško riešutmedžio. O čia. Va tokie. Jie žinau, ką labai lipnus, jeigu jos prilėti. Tai nenoriu jų liest, bet šakos pilnos. Ir pats medis labai įpuvoti didžiulis. Dabar prieinam rūmus iš kitos pusės. Istorijas didelės negalėsiu aš apie jos papasakoti, nes specialiai nesirašiau, neskaičiau. Galbūt kažkokį faktą, jeigu rasiu įdomesnį, įdėsiu prie video. Štai taip iš kitos pusės atrodo. Prieš saulę gaunu filmuoti, nes kitaip neišeina. Čia turbūt buvusi fontano vieta, taip įtariu. Dabar vienodai skauda užpilta viskas. O rūmai tokie pakankamai didingi. Čia parkas aplinkui senas. Liepa, matau, priekyje labai stora. Ir čia aplinkui pagalbiniai pastatai seni. Tokie apgriauti atrodo. Pamėginsim greit arčiau. Jau matau vietiniai skersė žiūri į mane. Kažką iš čia lenda. Aišku, norėčiau pamėginti į vidų užeiti. Čia matau ir kameras, ir užkalta visur. O kokie stori ąžuoliukai. Ir čia yra atputas vieta. Storo medžio stalai, šiukšlių dėžės. Štai ten va, tas tiltas gražuolis, kuriuo vėl eisiu atgal link mašinos. Nu ką, filmavau Miežatnės
muižą, barą. Dabar varysiu prie pagrindinio savo objekto šiandien, Kautsmindės dvarą. Keletas motociklininkai per tiltą, tai biškį bus reikalų. Labai jauku važiuoti su motociklu. Vedžioju, navigacija grybavo, vedžioja ratais po kažkokius sodus, bet sodai čia tik tais tų Sosnovskio barščių po kokius 5 metrus aukštį. Štai atradau aš šitą dvarelį, kur jis turėtų būti pagrindinis mano šiandienos objektas. Vartai plačiai atverti. Eisiu iš priekio, padarysiu kokią fotkę ir tada jau keliausim artyn. Štai va toks dvarelis. Matau jau arti atsigriuvimo ribos ir dabar mėginsim lysti jį. Pats pirmasis pastatas. O, plytelės, kokia koklė išlikę. Tik išsitraukia žibintuvėlį. Laminatai, grindys. Kažkaip silpnešėti tu man. Langai užkalti iš vidaus. Kolonos. Čia vėl pečias. Kautsmindės dvaras. Ir iškart nieko nelaukdamas nuo to laiptukas varau į viršų. Tokie laiptai. Pro langą vaizdelis. Čia aukštynė. Vau, kokios buvo rozetės lubose. Pakankamai nebloga būklė. Dar ir plastikiniai langai buvę. Žiūrėkim, ko palėpė yra gera. O, palėpė kaip perdangos sugriuvusios jau. Durų prinešta. Nieko gera. Mėginkime čia pasidaryti. Vau, čia kai sugriuvę viskas. Koklė į vidų. Viskas nulupyta. Langas koks arkos formos. Buvęs langinės. Parketai. Jau pečius. Čia irgi žiauru. Visur perdangas supuvusias. Jo. Kažkada buvo gražus vaizdelis. Dabar jau nelabai. Tinkai nubirėja. Lango rėmas laiko likusią sienos dalį. Atvažiavo dar vieni turistai. Kiek girdžiu, latviškai šneka. Tai va, šitoks objekčiukas
Labai norėjau į jį atvykti. O kokios durys dvigubos padėtos. O į apačią perdangas nebėra, laiptai baigė. Bet žiūrėkit, čia tas iškišulys, kaip gražiai langai aplavos. Ir gegnės visai geras, čia bokščiukas, ta vieta. Čia nesimato. Čia va, žiūrėkit, koks langas gražus. Tik fotkę padaryti. Laiptai tokie į apačią. Ne patys saugiausi. Ir visur Sosnovskio barščiai. Va, ten dar yra langų rėmai išlikę. Ką, leidžiame žemyn. Šiek tiek. Klozeta vieta buvus. Vau, čia kokie buvę gražus laiptai. Bet čia biškai bijau eiti šiais. Gal tiek to nelipsiu. Traška biškai nesaugiai atrodo. Va čia buvę geležinės durys su grotom apkaustytas. Kokios jūs apkaustytas? Aš nežinau. Štai čia tas bokščiukas, kur matėme iš vidaus. Čia paramstytos lubos jau. Nelįskime tokias vietas. Parketas sudėtas. O, čia irgi įdomu. Jo ekstremumai prasideda. Visur paramstytos lubos. O, čia šokių salė turbūt buvo. Didžiulė salė. Eikim pakraščiukais. Nes čia matas yra įgriuvusio dalykų į sklepą. Užrašai viską pasakant. Kalbantis už save. Štai va, čia toks bokščiukas. Čia scena, kiek suprantu, buvus, o čia tokia va. Senas laiptai sulūžė jau. Bokščiukus. O čia labai įdomi patalpėlė. Tokia bokščiuko viduj esu. Bokščiuko viduj. Gerai, dabar mėginsim išeiti dar iš lauko apeiti, kiek čia įmanoma. Čia visur perdangos saužinėjusios, reikia atsargiai pakraščiukų kažkur praeit, nes nesinorėtų įkristi. Įsivaizduojamą būklę pamačiau ir čia jau visiškai prasta situacija. Dabar reikia ieškoti laiptų ir leisti žemyn. Klausimas čia vaikystė laiptai mane.
aukštai nusileidau į apačią. Pažiūrėkim, kas apačiuoje gera. Skliautinės lubos. Tamsu šalta. Šiandien pažiūrėsim, kas čia yra. Vien Sosnovskio barščiai saugo likusi dvarą. Bet šiaip įdomi tokia vieta, įdomi. Aišku, kam patinka tokias vietas. Šiukšlių pranešė kažkas. Išėjimas. Aš pasirodo tik pusę dvarą apėjau nuo tos pusės. Praėjau čia iki pat vidurio ir į tą viršų pabijojau kilti. Bet čia tos kolonos kaip suirusios. Viskas čia suirė. Ir į vidų kažkaip jau biškį baisu belysti. Nes tikrai atrodo nesaugus. Biškis sveikesnis atrodo. Viskas tas pats. Čia kažkiek geresnė situacija iki to vidurio. O viduryje yra viskas atrodo. Elektros vaikučiai. Einu lauką. Važiavo motociklininkai, kurios buvo sutikę jau prie Mežaknės dvaro. O čia geras, važiuosiu tik dabar pamatyti Slava Ukraina. Piltas kažkas. Lengvok. Čia gražiai dar. Kokie grožiai būdavo statomi seniau. Dabar jau tokio dydžio nieks nebestato. Niekam nebereikia tokių didelių. Tai va tokie reikaliukai. Čia tas vidurys, kur gražiausia vieta, labiausiai ir sugriuvęs. Neperskaitau, kas ten yra per užrašas. Naujų čerpių buvo atvežta, kažką turbūt mėgino tvarkyti, remontuoti. O dabar nieko nebedaro, nes nebeapsimoka. Atvykau į Bauskės miestelį ir dabar einu jau pažintiniu taku, prasieisiu taku ir iš to tako atsiveria vaizdas į Bauskės pilį. Į pačią pilį neįsiu, pasivaikščiosiu aplinkui. Bet noriu pakliūti į Bauskės mašinų muziejų. Pasižiūrėti, palyginti su muziejais esančiais Lietuvoje. Ir tada mano kelias iš Bauskės jau suks link Lietuvos, kur taip pat turiu pasiruošęs
porą apleistų pastatų. Pažiūrėsim, kaip ten viskas atrodo. O štai tokie vaizdai link pilies atsiveria. A, čia vaizdelis. Turite. Bet kad čia ta upė tokia šitoj vietoj nelabai įspūdinga tokia, nebent dėl savo maurų. Lepčiukas. Čia rėmelis, kur gali paimti ir nusifotkinti. Atsistoti ir nusifotkinti. Bauska. 9 per pylimus, štai Bauskės pilis. Sutvarkyta gražiai. Čia kažkokie sklepai. Ir einu pažiūrėti dabar nuo švaito į upę. Patrankas matas, sargybiniai prie patranko. Tai užlipau, va ten apačioj, kur tie žmonės mane ten fotkina. Šiaip labai graži panorama. Patrankas tokias rimtas. Storis, geras, šalta metalas, nekaitė. Ir daugiau patrankų lieka nupšlikę. Tvora labai originali. Senosios pilies mūrai kiek ilgai išsilaikė ir nenutrupėja, ne taip kaip šiuolaikinės statybos, kur praeina 30 metų, pradeda plytos byrėti. Čia išsilaiko po 500 metų. Siena ir sienos storis, tai kokie 4 metrai turbūt. Šaudymo angos. Pažiūrėkim, kas čia dar yra aplinkui einant. Bokšto liekanas likusios, bet jau tik liekanas. Čia mūrai su durim šiuolaikiniam. Pažiūrėkim į vidų, ką čia rodo. Pilies kiemas matosi. Kažkas labai panašaus į Koknesės pilį. Ir mes dar praeikime. O čia pakankamai įspūdingai atrodo. Mes dar praeikim šito takeliu, gal kokią panoramą gražiai atsivers. Ir čia vakare apšviečia prožektorius va visą pilį. Ir pilis iš toliau va taip atrodo. O štai čia mūšos panorama. Čia biškį gilis didesnis, mato. Šultai status. Labai status. Gerai, keliauju čia. Panorama į kitą pusę nuo pilies. Ai, tai čia Lielupė, o po kitą pusę mūša yra. Arba atvirkščiai. Ir kada jos susilieja į vieną, tada Lielupė palieka va, kur išspręstas rebusas. O tokia ta Bauska. Lietuviai sako Bauskė, latviai sako Bauska, kaip iš tikrųjų yra neaišku. Nesigilinau. Nuėjau per apačią, palei upę, einu atgal link mašinos jau per viršų, iš viršaus va taip matas pilis po medžių tarpą. Ir važiuojam į mašinų muziejų. Kokie kariniai vidliukai.
Va, amfibija kokia. Čia šiuolaikinis kažkoks baltas džipas, Latvių gamybos. Rafų tokių nematėt irgi. Čia koks įdomus eksponatas. Koks kemperis. Bet tada reikės iekšā, tai reikės aivėti, origināli bijuši, ne? Autolavkė. Tai va, šitas labai toksai įdomus dalykas. Ir tie džipukai kariniai iš amerikietiškų filmų. Dodžiai, tai čia amerikiečiai ir yra. O, čia kiek retro mašininkų. Palygint muziejus nėra didelis, bet mašinų biškį yra prikaupta, tokios tankiai sustatytos, bet aprašymai yra latvių, lietuvių ir rusų, šiaip kalbom anglų kai kurios. Moskvičiai, Zisai. Čaika prezidentinė mašina, prezidentas vežiodavosi tokiam. Trumpas mane apsilankymas čia šitam mašinų muziejui, nelabai jisai man tinka į šiandienos mano kontekstą, bet vien dėl to, kad jau buvau šalia, tai galvoju apsilankysiu. O žiūrėkit, koks daivus mersiukas. O koks gražuolis. Šitas gražus. Tai va, tokios takelės. 10 gerų minučių aš jau einu iš čia. Taigi šiandienos savo kelionę po Latviją baigiu, įvažiuoju į Lietuvą ir tęsim kelionę Lietuvoj. Atvykau į Geručių dvaro sodybos liekanas. Kiek teko pasidomėti, tai Geručių dvaras buvo stambiausias Žeimelio apskrityje. Dabar yra išlikę virš 10 pastatų, ir tai buvę tokie akmeniniai, sakykime. Dabar jau nyksta, apleistin ir žolė čia nupjauta. Tai kažkas bando prižiūrėti. Eisim pažiūrėti, kiek čia įmanoma praeiti, pasivaikščioti. Šiaip gaila, nes pastatas įrašytas į kultūros paveldo departamentą. Apiniai. Matau, auga, dilgėlių pilna. Va, čia ir baigės viskas. Nes visi keliai teks brautis per dilgėlynus. Ir pamėginti pažiūrėti, čia įmanoma kažkur praeiti ar neįmanoma. Atradau įėjimą. Bandau įmindyti dilgėlę, kad galėčiau užeiti. O, šikšnosparnis. Ne, kregždutė, ne šikšnos. Šiaip ant geros būklės grindys. Čia žinys. Štai čia galima vaikščioti po visą pastatą. Čia į tvartą nusileidimas, čia tvartas buvęs, matot. Ten ėdžias kažkokias palikę, čia srutum duobė nubėg. Nu, čia taip patamsi.
gali ir nevaryti. Iš namo patekimas į tvartą iš karto už sienų. Nu, turėtų kvepėti čia. Štai čia kažkokia rūkykla turbūt buvus. Ir čia į viršų kaminas pilnas lizdų. O čia pažiūrėkim, kur mes turėtumėm. Čia laiptai, vaikiška basutė. Čia laiptai veda į palėpę. Tai tas pats kaminas. Palėpė yra kažkokių daiktų, bambalių, fliškikių. Tiek, nieko įspūdingo. Keliausim toliau, ieškosim, kur galime įeiti. Ten toliau vaizdelis toks neblogas, viršui matos sienas, bet iki jo praeit vien dilgėlės ir tokios svėrės. Ir nežinau, ar kojas nemoks. Kaip čia mėginti? Gal pamėginti iš kitos pusės kažkaip pavažiuoti. Nes čia tai kažkaip nesinori eiti. Nu, sakykim, tenka pripažinti, kad Latvijoje pasirinkti objektai buvo daug įspūdingesnė ir rimtesnė, nes šitie, kur Lietuvoje, nu, būkim biedni, bet teisingi, bet toli nuo realybės, kaip atrodo kitur nuotraukas. Tai tiek, ačiū, kad žiūrit, nepamirškit prenumeruokit, pasiūlykit draugam prenumeruoti. Iki kitų susitikimų. Ate.